Sveiki, visi sveikinas, aš Gustav Vlogai ir šiandien aš darau naują video ir šiandien parodysiu kaip susikurti intro. Atsiprašau, biškį pakimęs. Ir labai lengva iš tikrųjų, tokį paprastą su Movie Maker'u, naujausia čionais versija 2.6. Dabar kol kas, man atrodo, naujausia yra. Tai ką reikia daryti, tai yra Edit Movie, čia vėliau dar ateisim, Edit Movie. Tai čia yra Make Titles or Credits, paspauskit dabar kol kas. Ir vat, a title at the beginning of the movie. Ir dabar tiesiog rašykis savo YouTube'ės pavadinimą. Tada dar nespauskit, aišku, baigti, nemintis taip nori, kad būtų. Čia Title Animation dabar galim nuėti iš tikrųjų. Aš žinau, kokią aš noriu. Exploding. O tokias. Ir dabar spalva būtent. Color. Ir aš žinau, kokią spalvą noriu. Tai juodos. Dabar man reikia šriftą susiras kokį. Aš buvau kūręs anksčiau, bet man tai neįsiseifino kažkas. Oi. Labai gerą šriftą buvau radęs. Bet jis man kažkur... Va, šitas. Labai man patiko. Dabar dar animation padarė. Jo. Ir dabar don't add title to movie. Ir va dabar jau matot, turim bum. Ir tada suksiu nuo pradžios. Ir va tada import audio or music. Čia nueisit, ten susirasit kokį norit ten desktopę, kokį ten folderį, pavyzdžiui, dainą turit, ten susirasit. Aš jau turiu va čionais. Tada nusileisit, arba jau nuleis, neprisimenu. Ir įdėsit dainą. Tada, jeigu jūs norit, kad būtų kažkokia viena vieta, tai tada reikia karpyti. O kaip karpyti, tiesiog nueinat prie vieno galo. Ir taip laikot nepaleidžiat. Ir tiesiog taip sumažinsite. Jo, aš jau žinau, iki kurios vietos man reikia. Pabandom. Jo, tai tokia daina maždaug bus. Ir kur baigėsi intro. Tai šitą vietą pasižymiau. Tai va, man užtenka vien tik kažkur tiek. Ne, dar mažiau. Va, prašau. Tada įsidėjau. Tai toksai labai trumpas tutorialas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, su mumis buvo Gustav Vlogai. Sudie.